Gerai, ačiū aukštą, supratau. Iki. Taip, mes dabar jau einame pas kriminalistus, atvykome Lietuvos kriminalinių policijos biurą, kur mūsų laukia Rūta Jašinskienė, trečiosios valdybos viršininkė, ir ta valdyba grynai kovoja su narkotikais Lietuvoje, tai yra su narkotikų importu, eksportu ir visa vidaus kontrolė. Dabar įvyksime pas juos į skyrių ir jie papasakos daugiau apie visą situaciją sudarėsi Lietuvoje su konkrečiai kanapėmis. Laukia mūsų operatorius, kuris krapštosi prie mašinos, dabar nežinia, ką daro. Labą dieną. Dėkui, kad skiriate laiko. Taigi, ar galėtumėte pristatyti save visų pirmiausia, ko jūs užsiimate, kokias veiklas vykdote ir kaip tai darote? Esu Lietuvos kriminalinės policijos biuro organizuoto nusikalstamumo trečiosios valdybos viršininkė. Neoficialiai mes ją vadinam narkotikų kontrolės valdyba, tai daugiau atspindi mūsų darbo paskirtį. Tai jau tas neoficialus pavadinimas sako, kad mūsų pagrindinis tikslas yra neteisėtas narkotikų apyvartos kontrolė. Ir dar turim papildomą funkciją, ne tai kad papildomą funkciją, bet tiesiog gal kiek kitokia, jinai yra analitinė funkcija. Be abejo, narkotikų tokia sritis, kur dirba ne vien policija, dirba ir muitinė, dirba ir valstybės sienos apsaugos tarnyba, dirba taip pat ir sveikatos apsaugos ministerijos įvairios žinybos įstaigos. Yra, ko gero, žinote, narkotikų, tabako ir alkoholės kontrolės departamentas, kuris yra koordinuojanti institucija. Todėl be abejo mes su jais bendradarbiaujam ir labai glaudžiai bendradarbiaujam. Tai galima kol kas pasidžiaugti, kad Lietuvoje vartojimas marihuanos yra žemiau negu vidutinis vartojimo lygis Europos Sąjungoje. Šiai dienai Europoje plinta nauja tendencija, jau dabar ji nebe nauja, jinai buvo nauja gal prieš 10 metų, tai yra kanapės auginimas dirbtinėmis sąlygomis. Kada jos specialiai auginamos, jas specialiai apšviečiant, tręšiant, drėkinant ir panašiai. Liaudiškai tariant, fermoje. Galima tai pavadinti ferma, galima tai pavadinti dušu. Taigi Lietuvoje irgi pasitaiko atveju, kai žmonės, sakysim, organizuotas nusikalstamumas, grupuotės siejamos organizuoto nusikalstamumo, augina plantacijas, tai iš tikrųjų galima tada vadinti, kaip jūs sakot, ferma, tai yra didelės patalpos, specialiai įrengta, gerai įrengta, brangiai įrengta. O yra nemažai atvejų, kai žmonės tiesiog augina savo reikmėms arba savo ir draugams, tada įrenginėja labai primityves vietas, sakysime, duše, spintoje, akvariume, įvairiai. O ar daug tokių fermerių turim Lietuvoje? Apytiksliai, ar galim būtų įvardinti kažkokį skaičių bent jau? Jeigu mes juos visus žinotum, jie jau būtų turbūt atitinkamoje vietoje. Čia juokas. O iš tikrųjų per metus vidutiniškai policija išaiškina 2-3 didelės plantacijas, kai yra iš tikrųjų auginama daugiau kaip keli tūkstančiai augalų. O tų vienetinių tokių, kur žmonės atsiunčia internetu sėklas ir augina pramogai, bandymams ir visiems kitiems tikslams, tai jų būna įvairiai 14-20 atvejų per metus. Tai yra gana sudėtinga, suprantat, aptikti žmogų, studentą, pavyzdžiui, kuris augina pas save ant palangės 2 augalus kanapės. Tai jeigu jo telefonas zvimbia, tai dar nereiškia, kad kriminalinė policija klausosi jo pokalbių. Geras klausimas. Ne, policija dirba labai teisėtais metodais. O iš kurgi pasiekė mus Lietuvoje narkotikai? Apie marihuaną? Kalbant konkrečiai apie marihuaną. Tai kaip ir minėjau, dalis yra užauginama Lietuvoje, nelegaliose laboratorijose, o didžiausias srautas, aišku, atkeliauja iš vakarų Europos, iš per Olandiją, iš per Ispaniją ir dažniausiai kilmės šalis yra Marokas. Bet, ta prasme, tai nebūtinai Lietuvos nusikalstamo pasaulio atstovai važiuoja į patį Maroką ir veža jas į Lietuvą. Jos įsigyjamos bet kurioje Europos valstybėje. Ne per seniausiai žiūrėjau tokią dokumentiką apie coffee shopus Amsterdame ir viename interviu vienas iš savininkų paminėjo, kad
turi savo kafišopę žolės, kurie atkeliauja iš Lietuvos. Minėjo lietuvišką žolę tarp afganistanietiškos, marokietiškos ir panašiai. Man pasidarė labai įdomu. Ar lietuviai visgi ir eksportuoja žolę į kitas šalis? Kad tai galėjo būti tiesiog tam pačiam Nyderlanduose užauginta, galbūt lietuviai turėjo kažkokią mini plantaciją ar dar ką nors, bet tai ne Lietuvoje auginta kanapė. Nėra fiksuota atveju, kad būtų kanapės išvežimas iš Lietuvos į vakarų Europą. Tai gali būti, sakysim, link galbūt Rusijos, Baltarusijos, bet tikrai ne... Aš negaliu pasakyti 100%, kad to nėra, bet kol kas šiai dienai tokių faktų nėra fiksuota. Baudžiamoji atsakomybė. Ar galėtumėte truputėlį papasakoti plačiau apie tai, kas laukia žmogaus, kuris turi marihuanos savo kišenėje mažiau arba daugiau negu 5 gramus? Pradėkime nuo to, kad bet koks narkotikų kiekis yra draudžiamas, vadinasi, bet kada žmogui gali kilti atsakomybė. Gali būti administracinė, gali būti baudžiamoji. Iš principo yra sveikatos apsaugos ministro patvirtinta rekomendacinė kiekių lentelė, kurioje yra nurodyta mažas kiekis kiekvienos narkotinės ir psichotropinės medžiagos, didelis ir labai didelis. Ir baudžiamajam kodekse irgi yra gradacija, yra atskiri straipsniai ir atskiros straipsnio dalys, kur yra būtent kalba apie neteisėtas veikas, turint nedidelį, didelį ir labai didelį kiekį. Baudžiamoji atsakomybė priklauso nuo to, ar asmuo turi intenciją platinti narkotikus, tai apima viską, pardavimą, dalinimą, siūlymą ir panašiai, ar tiesiog jisai turi taip vadinamom savo reikmėms. Nedidelis kiekis marihuanai, tai būtų kanapėms lietuviškai, būtų iki 5 gramų. Galima tikėtis, kad teismas asmeniui skirs baudą. Tai prasme, bus atsakomybė bausmė nesusijusi su laisvės atėmimu. Visa kita, kas yra virš 5 gramų, nepriklausomai ar savo reikmėms ar ne savo reikmėms, gali asmeniui užtraukti ir bausmę susijusią su laisvės atėmimu. Priklausomai toliau nuo kiekio priklausys ir bausmė. Tačiau visą laiką bausmės dydį, nepriklausomai nuo to, kad kodeksas numato nuo iki, intervalas pakankamai didelis, teismas nusprendžia, kiekgi tam žmogui skirti, kokią skirti bausmę. Priklausomai nuo visumos aplinkybių. O didžiausia bausmė tai yra 15 metų laisvės atėmimo. Ir yra niuansas toksai, kad jeigu pas asmenį randama, aptinkama, labai didelis narkotikų kiekis, tada nėra įpareigojimo įrodinėti platinimą. Ir jam jau... Ir faktas pats. Taip, tas labai didelis kiekis narkotikų, to labai didelio kiekio narkotikų turėjimas jau nurodo, kad žmogus turėjo intenciją platinti. O kokie kiekiai domina pačią jūsų struktūrą? Tarkime, juk kiekvieno studento gatvėje nesivaikote, ar ne? Tašne, ką reikia tokio jau turėti arba padaryti, kad sulauktum atitinkamos šios institucijos dėmesio? Pradėkime nuo to, kad bet koks teisės pažeidimas, ar jisai mažas, ar jisai sunkus, susilaukia policijos dėmesio. Jei ne policijos, tai galbūt muitinės ar valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kitų teisėsaugos institucijų. Ir taip, jūs teisus, kad būtent mūsų valdyba nesivaiko kiekvieno vartotojo ar platintojo gatvėje, tačiau visi nusikaltimai ir teisės pažeidimai yra svarbus. Bet mes labiau orientuojamės į organizuotą nusikalstamumą. Tai yra visa tai, kas susijęs su organizuotu nusikalstamumu ir jiems priklausančiais asmenimis. Ir kiekis čia nesmė. O kaip, jeigu nepaslaptis, kaip vykdoma iš esmės, tarkim, pats, vadinkim, kažkokios tai operacijos, kokia yra struktūra, kaip vyksta tas tyrimas, bent jau abstrakčiai, kokie yra žingsniai ar ne, kokios metodikos taikomos, yra slaptas pirkėjas, ar yra... Kiek laiko tai užtrunka, ar galima būtų sužinoti? Tikrai nėra modelio ar algoritmo, kaip vyksta.
Yra impulsyvūs sulaikymai, yra ilgalaikiai tyrimai, kurie tęsiasi ir 2, ir 3 metus, kartais ir daugiau. Dirbama tiek ir su kolegomis iš užsienio, dirbama tiek kolegomis su kitom institucijom, ta pačia muitinė, pavyzdžiui, dažnai kartu dirbam. Dirbam su kolegomis iš apskričių. Tikrai nėra algoritmo, kad yra taip ir ne kitaip. Tai yra kūrybinis procesas visą laiką. O sulaikytos medžiagos, konkrečiai, pavyzdžiui, marihuana, ar yra daromas su jomis kažkokie tai, ar jos vežamas į laboratoriją, tarkim, ištirti jau kilmės, šalies, arba ar tiesiog jos iškart yra utilizuojamos? Ne. Bet kokia medžiaga, nepriklausomai kanapė ar heroinas ar nauja psichoaktyvi medžiaga, jinai pirmiausia patenka pas kriminalistinių tyrimų centro pareigūnus, jie yra chemikai, kurie nustatinėja, bet ne kilmę, jie nustatinėja pačią medžiagą, kas tai per medžiaga. Stiprumą? Nes nustatyti kilmę iš principo neįmanoma. Na, dabar pabaigai tokios truputėlį linksmesnės temos, galbūt galėtum, pavyzdžiui, pateikti faktinį skaičių, kokią nors, tarkim, pačią įspūdingiausią nuo nepriklausomybės laikų sulaikytą siuntą, arba kokį nors, tarkim, patį įspūdingiausią, gudriausią bandymą pravežti, kas tikrai pareigūnus matančius tai kas kiekvieną dieną, ar ne, kas jūs, vadinkim, nemaloniai ir maloniai nustebino netgi. Būtent dėl marihuanos? Dėl marihuanos, taip. Šiaip marihuana nėra ta medžiaga, kurią labai išradingai įvežinėja. Yra buvę atvejų, kai marihuana buvo paslėpta padangoje, rate, ir ne tai, kad atsarginiam rate, bet važiuojamam rate, tai pakankamai irgi nedažnas atvejis. Yra tekę žvejoti kuro bake tokius butelius plastikinius, kuriuose buvo sudėta marihuana. Bet šiaip kokainas pasižymi žymiai išradingesnių būdų slėpimo. Čia mūsų signalizacija.